kalbos minutėlė pasiilgo garsių Lietuvos moterų. Ir iš tiesų, kai vieni vyrai apsipukavę, kiti labai įsižeidė ir pikti, kad su kostiumėliais nepavyko, dar kiti po skvernais užaugusių sparnų nebeslepia, tada pasilgsti taip neseniai atrodo mus džiuginusių ponių. Taigi pasidomėjome, kaipgi gyvena Loreta Graužinienė, Audronė Pitrėnienė ir Birutė Vėsaitė. Pradėkime nuo pastarosios. Yra, žinokit, toks internetinis puslapis Birutė Vėsaitė LT. Ten daug įdomių dalykų. Pirmiausia, kas patraukia akį, tai lankytojų statistika. Kalbos minutėliai vakare beskaitant šį puslapį, kartu jame naršė dar 3 lankytojai. O be reikalo taip mažai. Nes čia galima pamatyti Birutę nusifotografavusią 100, sakytumėm, DD dydžio liemenukų apsuptyje. Rankose Birutė taip pat laiko liemenėlę, jos dydį įžvelgt gal ir sunkoka, tačiau šalia esanti ponia rankose laiko Birutės reklaminę skrajutę. Tai va, klausimas poniai, kuri šalia Birutės tarp liemenukų. Birutė tai jūsų kaušelius čiupinėjo, gal net nusipirko, o jūs kodėl nebalsavot už Birutę, ha? Ai, negražu. Toliau nuotraukose matyti, kaip tame pačiame turguje Birutė žmonėms dalina saldaines. Ir vėl, kaip paaiškėjo po rinkimų, bergždžiai. Kita vertus, kiekvienoje nuotraukoje galima įžvelgti, kad Birutė visur bando atsiskaityti savo lankstinukais. Tai gal dėl to tų balsų iki valdžios kėdės pritrūko. Žodžiu, užsukite pas Birutę į puslapį, nepasigailėsite. O apie kitas ponias papasakosime rytoj.